Asmeninius daiktus kompiuterius kur nors į šoną ir palankės. Pradėsim egzaminui lygiai valanda, užduotis. Tai yra siūsit vieną pasilikit, o kitas siūsit. Baigsit anksčiau, kart anksčiau. Šiandien paskaita bus apie Django šablonus. Tai yra pagrindinė jūsų dalis. Tai iš esmės šiandien papasakosiu apie šablonų sintaksę, šablonų hierarchiją, bei kokios yra galimybės šių šablonų. Tai yra, jos galima terpti žymes, naudoti filtrus. Tai pirmiausia, Django šablonas yra tekstinis failas, kuris gali būti bet kokio formato, gali būti CSV, HTML ar bet koks kitas tekstinis failas, kuris yra papildytas tam tikrom direktyvom. Tai yra dviejų tipų direktyvos, tai yra kintamųjų ir žymių. Tai kintamųjų direktyva yra žymima dviem resminiais kliaustais. Tai yra taip yra įterpamas kintamasis, o žymės direktyva yra vieni resminiais kliaustai ir procentų ženklas. Tai čia yra paprasto šablono pavyzdys, kuris įterpia word, tai yra žodžio, kuris turi atributą reikšmė, kintamą reikšmę. Tai po to patikrina ar žodžio, tai yra šito šablono kontekste prieinamo žodžio kintamojo metodas getLink grąžina netuščią reikšmę. Jeigu netuščią reikšmę grąžina, tada to metodo grąžinama reikšmė įterpia į šabloną. Taip pat čia yra for ciklo pavyzdys, kuriame per word objekto sąrašą translations yra iteruojama ir kiekvienas elementas yra įterpiamas. Tai čia yra panaudoti HTML tagai, kurie žymi pastraipą. Tai iš esmės tai yra pagrindinis funkcionalumas, ką galima daryti template'uose, šablonuose. Tai filtrai dar yra prieinami. Filtrus galima taikyti kintamiesiams. Tai kintamasis gali būti tiesiog įterpiamas arba gali būti žymės viduje naudojamas.
pavyzdžiui, čia yra iškviečiamas getlink metodas, tai tam metodui taip pat būtų galima pritaikyti filtrą. Pavyzdžiui, line breaks filtras pakeičia tuščios eilutės simbolius į BR tagus. Tai reiškia, kad HTML yra ignoruojami white space'ai, tai norint, kad būtų pavaizduotos naujos eilutės, galima tas tuščias eilutes pakeisti BR tagais ir taip išsaugoti tuščių eilučių reprezentaciją iš HTML puslapio. Šablonus galima nestinti. Tai galima turėti šablonų failų hierarchiją. Pavyzdžiui, baziniam šablone galima apibrėžti, kokie turi būti blokai prieinami šitame faile, o kituose šablonuose tos blokus užpildyti skirtingų turinių arba tą turinį papildyti arba perdengti. Tai tam yra naudojama extends žymė ir yra nurodomas failas, kuris yra praplečiamas. Tai šiuo konkrečiu atveju bazinėme šablone yra apibrėžti du blokai. Tai pirmasis blokas yra pavadinimas, antras turinys. Tai pavadinimo blokas turi standartinį pavadinimą, tai yra šito bloko viduje yra turinio, antro bloko viduje nėra turinio ir jo praplėtimas atrodantis taip, kad yra užrašomas, tai yra perdengiamas turinys blokas su turiniu, o pirmasis blokas nėra liečiamas. Tai reiškia, kad bus paliekamas jo standartinis turinys, tai rezultate gaunamas toks tekstas. Tai yra, buvo paliktas pirmasis blokas, tada perdengtas antrasis blokas ir rašytas jo turinys. Tai praplečiant šablonus, visas praplečiamas turinys turi būti šitų blokų viduje. Jeigu yra ne viduje, tada tas tekstas yra tiesiog ignoruojamas. Tai šablonai turi galimybę importuoti žymes pačių apibrėžtas ar iš tam tikrų modulių. Tai žymių importavimai turi būti atliekami kiekviename šablone išreikštinai. Tai tiek bazinėme, tiek visuose vaikiniuose šablonuose reikia pakartoti importavimus. Pavyzdžiui, yra užkraunamas į 18 modulis, kuris suteikia galimybę transnacionalizuoti simbolių eilutes. Tai yra tam pačiam tai pačiai simbolių eilutei suteikti skirtingus vertimus. Pavyzdžiui, mano puslapį galima išversti į my page, mano puslapis ir visom kitom kalbom. Tai modulio užkrovimas atrodo taip, kad tiesiog load modulis ir praplečiamam šablonė irgi load ir modulių užkrovimas. Taip pat užkrauti galima ne visą modulį, o tik jo dalį. Pavyzdžiui, jeigu esame apsibrėžę PDB modulį, tai yra žymę, tai ją galim importuoti taip paprastai.
Tai šitam pačių rašomas, apibrėžiamas žymes ir filtrus reikia talpinti projekto template tags direktorijai ir šios direktorijos turinys yra prieinamas iš šablonų. Tai pavyzdžiui, debug.py faile apibrėžta žymė PDP yra prieinama. Ir taip galima pertraukti šablono renderinimą ir pažiūrėti, kas yra prieinama šito šablono kontekste. Debuginant Python kodą yra patogu naudoti į PDP, kadangi šablono sintaksė yra kitokia, tai nėra Pythonas, todėl galima iškviesti Pythono kodą taip išreikštinai pasirašius savo žymę. Tai jeigu dėl neaiškių priežasčių nebūtų pavaizduojamas kintamasis myvar, tai įterpus žymę PDB būtų galima perduoti vykdymą, peržiūrėti visiškai visą kontekstą. Tai yra kokie yra myvar, reikšmė kokie kiti kintamieji prieinami. Tai standartinės žymės, kaip dažniausiai naudojamos, yra tokios, tai yra blok. Tiesiog apibrėžia bloką, kurį galima perdengti kitose šablonuose. Comment žymė užkomentuoja dalį šablono, nes šablone HTML komentarai renderinant šabloną yra ignoruojami ir jeigu komentaruose yra žymių, tai tos žymės yra užpilomos arba kintamųjų. Tai norint, kad nebūtų interpretuojami komentarai, reikia naudoti comment žymę. Taip pat jau kai kurie iš jūsų susipažinot su CSRF token, tai įterpia paslėptą lauką su CSRF apsaugos hashu. Extends praplečia šabloną, include taip pat išeina importuoti vienus šablonus į kitus, perdodant kontekstą. Tai galima pasirašyti, kad ir meniu šabloną, kuris apibrėžtų tiktais meniu išvaizdą ir tą meniu galima importuoti į visus šablonus. Load užkrauna žymes. Taip pat yra prieinamas for ciklas, if sąlygos sakinys. Tai norėčiau pastebėti, kad nėra prieinamas while ciklas, nes while išeina pakeisti for. Taip pat yra first off, vėliau parodysiu, kaip veikia. Ir yra urlų generavimo dvi žymės. Tai pirmoji yra url. Tai pagal urls.py failę suteiktus vardus išeina automatiškai sukonstruoti urlus
pavyzdžiui, turim ten ilgą urlą ir neatsimenam, iš ko jis susideda, jame gali būti parametrų, tai užtenka nurodyti urlo pavadinimą bei parametrus, kurių reikalauja šitas urlas. Pavyzdžiui, galima ten peržiūrėti vieną objektą ir šitą peržiūrą gali reikalauti primary keys, tai užtektų nurodyti, kad čia yra peržiūra ir perduoti tą primary keys vieną. Taip pat yra ir su statiniais failais, juos irgi galima pasiekti, nurodant tai statinio failo pavadinimą ir nesirūpinant apie urlą, kuriuo yra šitas statinis failas pasiekiamas. Tai užtenka prašyti static ir statinio failo pavadinimas. Tai yra su keliu statinių failų direktorių. Tai IFO sakinys yra labai panašus į pitonišką IFO sakinį, gali turėti elif, šitų sąlygų kiek norima daug turi else, IFO operatoriai yra standartiniai, tai loginiai operatoriai, neigimo operatorius, palyginimo operatoriai. Dar norėčiau pastebėti, kad šitas objektų išskleidimas šablone yra vykdomas naudojant tašką. Jeigu mūsų Word kintamasis būtų žodynas, tai norėdami pasiekti žodyno turiny esančią reikšmę, tai reiktų rašyti word.raktas ir tada būtų paimama reikšmė. Tai reiškia, kad po taško gali eiti tiek atributo pavadinimas, tiek žodyno raktas, tiek metodo pavadinimas ir visi jie bus interpretuoti teisingai. Metodui nereikia pridėti skliaustelių, užtenka tik nurodyti jo pavadinimą ir metodas bus iškviestas. Tai foras, template'ų foras yra šiek tiek kitoks nei Pythono, nes turi galimybę nurodyti empty sąlygą. Tai kai foras neatlieka nei vienos iteracijos, tada empty yra įvykdomas. O kitu atveju, jeigu yra bent viena iteracija, tada yra vykdomas foro blokas. Taip pat žymės, kurios turi turinį, turi būti uždaromas. Pavyzdžiui, čia yra atidaromas foras ir jis turi būti uždaromas su end ir žymės pavadinimas komanda. Tai tokiam forai yra prieinamas for loop kintamasis, kuris turi tokių atributų, ir galima sužinoti iteracijos numerį bei patikrinti paprastai, tai pirmoji paskutinė iteracija. Tai ir standartiniai filtrai irgi yra tokie kaip datos formatavimo filtrai.
filtras, default filtras. Tai šitiems filtrams gali būti perduodami parametrai. Tuoj parodysiu kaip. Tai yra escape filtras. Tai date filtras turėtų būti taikomas datos tipo kintamajam ir norint pavaizduoti norimų formatų datą. Default tipas, tai yra default filtras naudojamas, kai kintamasis nebūtinai turi būti apibrėžtas ir kai yra neapibrėžtas, galima grąžinti standartinę reikšmę. Escape tiesiog paslėpia, tai yra konvertuoja kai kuriuos simbolius į HTML kodus. Tai yra, kad nepavyktų įsiūti HTML. Atsiprašau, jūs norite laikyti ten? Ne, tada į kitą pusę. Tai first grąžina pirmą oro elementą, join sujungia objektus su pasirinktus skrituku. Na, iš esmės tiek, dar norėčiau pastebėti, kad šitame šablonų kalboje nėra galimybės paimti norimą listo objektą. Tai reikia iteruoti per objektus ir taip juos pavaizduoti. Čia yra šablonas ir į jį galima įterpti datą, created ir nurodyti jos formatą filtras date.
Tai vat, perduodu šablonui dabartinį laiką ir šablone nurodau formatą, kokiu reikia pavaizduoti šitą laiką. Tai INT visas standartinis pavaizdavimas. Taip pat galiu dar parodyti įdomesnį filtrą. Žinoma. iteruojant per sąrašą ir yra žymė session, kuri gauna du kintamosius parametrus ir kiekvienos iteracijos metu grąžina vis sekantį elementą. Tai jeigu turėtumėm lentelę, tai su circle būtų galima kas antrą lentelės eilutę pavaizduoti skirtingai. Gali būti daugiau elementų. Tai iš esmės tokios galimybės. Pavyzdžiui, čia yra žymė, kuri gauna tris skirtingus parametrus ir vienam iš parametrų yra pritaikytas lower filtras. Tai vat, pirmiausia, kintamajam yra pritaikomas filtras ir tada tik jis yra perduodamas žymiai apdoroti. Svarbu pastebėti, kad nėra galimybės iškviečiant objekto metodą perduoti tam metodui parametrų. Pavyzdžiui, jeigu objektas turėtų metodą tam getLink ir norėtumėm nurodyti ar absolute ar relative, tai tokios galimybės šablonuose nėra. Norint tai padaryti, reikia kurti savo custom filtrą arba custom žymę,
kuri gautų parametrus ir juos perduotų šitam metodui. Na, iš esmės tiek ir norėjau papasakoti apie šablonus. Tai yra esminis funkcionalumas. Dar svarbu žinoti, kad jeigu įterpiam kitą šabloną su include šitą žymę, tai nurodom čia, sakykime, meniu. Tai šitai žymiai taip pat galima perduoti parametrus. Sakykime, mūsų objektų listą galima pervadinti į names ir arba active, galim rodyti kokį nors tai į meniu šablonas bus įterptas ir pavaizduotas su kontekste turimu kintamuoju active label home. Tai įterpiant šablonus galima perduoti ir pervadinti kintamosius. Tai apie šablonus tiek, tai toliau galim pratęsti su pranešimais. Kas pristatinės? Gerai, tai kas pirmas gali pristatinėti? Galiu, bet reiškia. Gerai. Žiūrėk, kur pasijungti. Labai tinka jungtis. Taip sunkiai krenta. Svarbu. Irgi pristatysiu zip file modulį. Jį pasirinkau dėl to, nes šiaip failų zipinimas yra labai plačiai žinomas ir reikalingas dalykas. Tai manau visiems būtų gerai susipažinti su šito moduliu. Suskiršiau 5 dalis savo pristatymą, tai pirmiausia, biškai apibendrinsiu, ką tas modulis daro. Tada papasakosiu apie exceptionus, kuriuos jis gali išmesti, apie konstantas, klases, kaip kurti objektus šito modulio klasių, metodus ir trumpai apibūdinsiu eksperimentą. Taigi, zip yra pats populiariausias archyvavimo standartas, todėl jo kaip ir visiems reikia ir šitas modulis leidžia su juo dirbti. Tai yra rašyti failus, tiksliau, archyvuoti failus, išarchyvuoti, ten daryti visokius kitokius dalykus, kuriuos vėliau apibūdinsiu. Taip pat šitas modulis gali apdoroti didelius failus, pavyzdžiui, 10 GB ar panašiai. Ir leidžia dešifruoti failus, pavyzdžiui, jeigu būna su šifru suarchyvuoti kažkokį. Naudojantis šiuo moduliu gali kilti tokios problemos, gali išmesti tokius exceptionus, tai bad zip file exceptionas, tai reiškia, kad naudojamas netinkamas failas, pavyzdžiui, tekstinis arba dar koks nors ne zip formato nėra ir panašiai. Ir jeigu failas yra
per didelis. Nes kai sukuri objektą šito metodo klasės, tai reikia nurodyti, ar tu naudosi didelius failus zip ar ne. Ir jeigu nurodai, kad nenaudosi, bet naudoji didelius failus, tai gaunasi šios exceptions. Čia yra konstantos, tiksliau būdai, kuriais galima suspausti failus. Tai stored formatas tiesiog įdeda archyvą, nieko nespaudžia, o visi kiti ten atlieka tam tikrus algoritmus ir suspaudžia failus. Ir geriausias likti tas LSM. Šitam moduliui yra 3 skirtingos klasės. Tai zip-file klasė, tai čia ta pagrindinė klasė, kuri turi metodus surašymui, skaitimui, išarchyvavimui, suarchyvavimui ir taip toliau. Tada Python zip-file, tai čianai yra identiška klasė zip-file, tik turi dar vieną papildomą metodą, apie kurį vėliau pakalbėsiu. Ir taip pat yra zip-info klasė, tai čianai yra tiesiog klasė, kurios objektus sukuria zip-file klasė. Ir jie laiko tiesiog duomenis apie failus esančius archyve. Konstruktorius, zip-file konstruktorius atrodo. Tai yra, tai reikia nurodyti failą, sukuriant objektą šios klasės. Tai gali būti arba kelias iki tam tikro failo, arba objektas. Taip pat modą, tai arba rašyti, arba skaityti, arba papildyti esamą zip failą. Taip pat nurodyti suspaudimo formatą, kur jau prieš tai rodžiau tas konstantas. Ir nurodyti, ar leidžiama kurti didelius failus ar ne. Ir atidarinėti. Python zip file vėlgi visiškai tas pats kaip ir zip file, tiesiog čianai dar yra optimize parametras, kuris kuria Pythono bytekodo archyvus, sukompiliuoto Pythono bytekodo archyvus. Ir zip-info objektas, kaip minėjau, tiesiog yra grąžinamas, kai naudojami metodai zip-file ir Python zip-file. Tai va dabar metodai. Zip-file gali uždaryti failą, tai čia savimi suprantama, taip pat gali grąžinti objektą su failo informacija, kuris yra zip archyve, pavyzdžiui, jo dydis, kada jis sukurtas, kokį formatą naudojant suzipintas ir taip toliau. Tada namelist metodas, kuris atiduoda sąrašą pavadinimų visų failų, kurie yra archyve. Yra open metodas, kuris išarchyvuoja failą iš zip archyvo ir tą failą skaito, priskiria kažkam kintamajam ir palieka kaip objektą. O extract metodas tiesiog išarchyvuoja failą į nurodytą vietą ir tiek. Extract all metodas išarchyvuoja apskritai visus failus iš archyvo, print ir atspausdina visus archyvo failus. Set password tiesiog nustato kaip tokį numatytą slaptažodį, su kurį naudojant galima atidaryti užrakintus zip failus. Read, write, skaito, rašo į pasirinktą failą, kuris yra zip archyve, ir write string, rašo stringą. Python zip file turi identiškus metodus kaip zip file klasės, tačiau yra dar vienas papildomas metodas, write p. Tai šis metodas, jeigu jį naudoji tiesiog iš tam tikros direktorijos ir ieško tik tai Python failų ir tik tai juos deda į zip archyvą. Ir dar yra toks papildomas optimize parametras, nuo kurio priklauso, kokius Python failus dės į archyvą. Tai peak failas tai yra sukompiliuotas Python failas, o PIO tai sukompiliuotas ir dar
optimizuos. Zip-info, kaip minėjau, yra tiesiog objektas, kurį kūrė zip-file ir zip-file klasės ir jame laikomi duomenys. Tai pavyzdžiui, failo esančio archyve vardas, tada sukūrimo data, kokiu formatu jis buvo sugaudintas, komentarai visi ir taip toliau. Tada kokia versija reikalinga norint išarchyvuoti failą, tada koks dydis suglausto failo ir koks nesuglausto failo dydis. Ir galiausiai eksperimentas mažas, kurį atlikau, vienas iš eksperimentų, tai palyginau tiesiog du suspaudimo formatus, nes 2.7 versijų Pythono, kurią aš turiu, galima tik šitos du naudoti. Tai suspaudžiau vieną failą tokį patį, kuriame yra daug pasikartojančių eilučių. Ir zip-stored metodą naudojus, tai iš vis nesumažėjo apimtis failo. Tiesiog įdėjo archyvą ir tiek. O zip-deflated sumažino failo dydį 5 kartus. Tai turbūt neblogas algoritmas tenai, tas zipinimo. Tai išvada, kad žymiai geriau naudoti zip-deflated formatus. O tai kada verta naudoti šitą modulį? Ko netinka standartiniai aktyvavimo įrankiai? Kai nori, pavyzdžiui, apdoroti daug failų, kai, pavyzdžiui, turi, nežinau, didžiulį sąrašą failų ir nori sudėti juos į archyvą, tai žymiai patogiau naudoti šitą biblioteką, jinai ten iš eilės jūs gali sudėti ir gali pasirinkti visokius formatus. Gerai, ačiū. Tai aš trumpai statysiu, kokiu čia nepažinėsiu. Nes man čia norėčiau, kad tiesiog ratumas dabar gerai, mane nesumato. Ačiū. Turėtų atsirasti patvirtinimo valandas. Ir kiek vis konfigūruočiau. Jo, aš pristatysiu Paigenį, buvo keli pristatymai, tai čia viena iš samusius atvejų ir daug bendroji dalykų nekalbėsiu, labai trumpai pasakysiu porą dalykų apie Paigenį, tada parodysiu daugiau truputėlį iš kodą ir paskažysiu kelias išvadas. Jo, tai Paigenį yra Python sąsajos SDL, tai yra Simple Direct Media Layer biblioteka, kuri yra parašyta C, o tuo tarpu PyGame dėka galima ją operuoti su Pythonu. Tai jis yra ganėtinai portabilus, palaiko visas pagrindinės operacinės sistemas, paprastas naudoti, orientuotas į mažą kodų eilučių skaičių, tai yra tikrai taupus.
labai gerai dokumentuotas, suradot labai daug tutorialų ir netgi pagrindinė dokumentacija ir visur prie kiekvieno punkto galime ieškoti pavyzdžius konkrečius kodą, kas labai praverčia. Na, aišku, jis yra nemokamas. Tai va, nors eksperimentinė dalimi, tai aš tiesiog pasiėmiau iš vieno tutorialo žaidimą naudotą, tikrai išsianalizavau ir po to truputėlį pamodifikavau, tada aš parodysiu, kaip tenai viskas atrodo greitai. Ja, tai pats žaidimas. Taip, tai pirmas provas originalią žaidimo versiją, nemodifikuotą. Tai vadinasi Creeps. Jame iš esmės nieko nevyksta, negalima daryti jokios interakcijos, tas ganėtinai elementarus dalykas. Grynai yra 3 skirtingi Creepsai, kurių sugeneruojamas tam tikras dydis ir jie juda tokiu semi-random būdu ir atsimušinėja nuo sienų. Viskas vyksta, trumpai tiesiog parodysiu, kaip šitas dalykas funkcionuoja ir tada parodysiu, kaip pakeičiu ir ką pakeičiu kodą. Taip, tai pradinis kodas yra čionais. Taip. Tai Pygame dažniausiai žaidimo objektai yra reprezentuojami per naudojantis sprite klase. Tai yra žaidimo objektus kursim kaip klases, kurios paveldas ir sprite klasės. Tai čionais irgi yra tiesiog pagrindas žaidimo, tai yra sprite klasė padaryta, kuri pavelda iš sprite klasės, kuri vadinasi Creeps. Ir turim sugeneruojant tiesiog žaidimo pradžioje kažkiek tai jos pavyzdžių, tai yra kažkiek tai Creepsų, ten su atsitiktinės paveikslėliais. Sumetam jos į sąrašą. Ir tada yra, kaip ir kiekvienas pareigis žaidimas nuo Pygame iš esmės veikia tokiu pagrindu, kad jis turi tiesiog pagrindinį loopą, pagrindinį kilpą kažkokią žaidimą, kuri nuolatos kartojasi ir nuolatos update'ina žaidimo informaciją ant ekrano. Tai čia yra tasai pagrindinis loopas, tai yra labai trumpas. Tiesiog vidinis laikrodis, čia tiesiog, kad galėtume išjungti žaidimą ir iš esmės viskas, kas veikia, kas yra svarbu, kas veikia, tai yra šitam Creeps, kiekvienam Creepsui yra iškviečiami 2 jo metodai, tai yra update ir blitme, kurie yra labai elementarūs, tai update rūpinasi tiesiog tuo, kad Creepso judėjimo, o blitme rūpinasi, kad Creepsas būtų nupieštas, kad būtų nupieštas projektas. Čia yra labai daug dokumentuotas, kadangi tai buvo mokomasis failas, padant savo variantą išskrydinant visus komentarus. Tai va, update tiesiog naudojasi 2 parametrais, tai yra kryptimi, direction ir pula kryptis ir ten kitas. Tai ir pozicija, taip. Ir iš esmės kurios paskaičiuoja tiesiog iškviečia programą, iškviečia funkciją, kuri pakeičia atsitiktinai sugeneruoja kryptį. Pagal tai, tuomet pagal kryptį, pagal greitį to krypso, kuris yra stabilus, nesikeičia visiškai ir pagal laiką praėjusiu sugeneruoja displacement, tai yra pasikeitimą ir pagal tai atnaujina krypso poziciją, dar taip pat pasuka paveikslėlį ir tuomet blitme jį nupiešia tą paveikslėlį ant ekrano. Dar ką norėjau pažymėti, tai kad yra naudojama taip pat update'as, dar padaro vieną dalyką, tai jisai pasižiūri, ar Creepsas neliečia senelės, ar nereiktų jam atsimušti nuo sienos. Tai yra padaroma nuo ekrano nuimant kvadratą, tai yra screen get rectangle, tai yra paimamas rectangle objektas, grynai kvadrato inicializuojamas kraštinės. Tuomet pasižiūrima kiekvienai kraštiniai, ar nesutampa koordinatės. Tai yra taip. Ir jeigu, tarkim, x yra mažesnis už kairės kraštinės x, tai tuomet Creepsas pakeičia savo kryptį x tokiu stačiu kampu. Kartu nuo sienos. Tai va, čia mes kaip ir parodžiau tos pagrindinius elementus, kad yra naudojamas spraitas, yra naudojamas kvadratas šitam dalykam, taipogi visos kryptis ir, kaip visos judėjimas, kryptis ir koordinatės yra storinamos kaip V2D objektai
Tai yra 2D erdvė, tai yra klasė, kuri leidžia lengvai atlikti tuomet funkcijas reikalingas vektoriams. Tai yra jos, tarkim, skaičiuoti kampo pasikeitimą tarp dviejų kažkokių tai vektorių ir panašiai. Tai nelabai patogiai yra tiesiog naudojant idėją. Taip, čia parodžiau tą pirminę žaidimo versiją. Joje dar niekur neveikia, nėra ieškoma susidūrimų kažkur, tai kas yra vienas iš dalykų, kuris dažniausiai yra naudojamas Pygame, tai yra kaip tarpusavy interaktina, kaip sąveikauja kažkokie žaidimo objektai, tai dažniausiai ieškant tokių kokiams susidūrimų. Tai dabar parodys, kad mes truputėlį pakeičiau tame žaidime. Kita versija, tai versija. Ir štai tokia. Jo, čia skaičius spalvas gražesnis. Tai čia tiesiog mes pradedame su tuščiu ekranu ir gali tada žaidėjas pats susigeneruoti, kiek jisai nori krypsų. Palikau tik tai rožinius ir pilkus. Ir dabar, jeigu pridedame pilkų, tai toj pamatysim, kad rožiniai suvalgo pilkus. Tai yra, kai rožinis susitinka su pilku, tai tada pilkas ant trumpai pasirodo tokia švieselė ir jis susprogsta ir išnyksta. Tai žodžiu, tiesiog įvedžiau pabandžiau padaryti jį kažkiek tai žaidimišką, tai yra įvedžiau du pagrindinius elementus, tai kad plėjas galėtų kažką tai pats daryti ir kad žaidimo objektai tarpusavėje jie patys kažką tai sąveikautų. Du pagrindiniai elementai bet kokio žaidimo. Tai va, taip ir vyks. Tada procesas tiesiog kodą tenais pasikeitė. Tai iš esmės tai aš įvedžiau tiesiog ieškojimo kolizijų. Jo, šitas yra naujas kodas, čia dabar yra naujo kodo tas pats lūpas. Aš jį truputį per daug apkrolau, supratau, bet tai čia nebuvo taip svarbu. Dabar tiesiog kiekvienam, čia yra visa tai, kas buvo. Taipogi, kiekvienam creepsui mes iškviečiam tas pačias dvi funkcijas, update ir blitme. Bet dar plus, jeigu creepsas yra pilkas, tai mes jam iškviečiam pasižiūrėti, ar jisai nenumirė. Tai reiškia, iš tiesiog pasižiūro, ar jisai nesusidūrė su kokiu nors creepsu iš rožinių creepsų klasės. Jeigu taip, tada jisai padaro tai, ko turi padaryti, tai yra susprogsta ir yra išmetamas iš savo klasės. Ir to tarpu aš rožiniam creepsu kiekvienam pasižiūrė, jisai nesusidūrė su pilku, kadangi rožinis jisai, kai susidūrė su pilku, kai jisai suvalgo, jisai nuėjo atsimuša. Tai iš to funkcionalumo iš esmės kaip ir tiek, dar norėjau parodyti vieną dalyką, tiesiog, kad per klaidą darydamas iš pradžių aišku, visai nesvarus dalykas. Iš pradžių per klaidą darydamas parašiau ne kryptį pakeisti ne kart -1, kad pakeičia kryptį stačių kampu, bet buvau prašęs +1. Ta prasme, kad kiekviena kryptis šitai pakeičiama, tai galiu parodyti, kas tuomet nutinka. Kadangi šiaip jau čia viskas yra storinama kaip vektoriai ir kaip būtent čia ką aš keičiu, čia tai yra rodo funkcija, čia kaip bounce, tai yra kaip patikrinu, ar rožinis krypsas susidūrė su kokiu pilku krypsu ir tada jam nereiktų keisti krypties. Ta kryptis jisai keičia taip, kad pakeičiu jo direction parametrą. Ir tas direction parametras yra normalizuotas vektorius, tai reiškia, jis yra vienetinis vektorius. Jo ilgis yra ko gero vienetas. Tiesiog, kad tai yra daroma tam, kad po to skaičiuojant kiek reikia jį pastumėti, jisai nežaistų joksai jo dydis kažkoks, tai dydis visą laiką būtų tik tai vienas ir žaistų tik tai jo kryptis. O tuomet jau kiek reikia pastumėti, konkretų paveikslėlį ekrane, jau paskaičiuojama pagal praėjusią laiką ir pagal jo greitį, kuris iš viso nekinta. O kai netyčia padariau šitaip, tai gavosi. Gavosi įdomus dalykas, kad tada tie rožiniai krypsai, kai jie suvalgo pilką, jie pradeda lakstyti greitai, nes tiesiog, kadangi vektorius yra tampa nebenormalizuotas, kadangi aš nepadauginau, o pridėjau tiesiog skaičių, tiksliau atimau, bet tada priklauso nuo krypties, ar jau jis, ką jis padaro, jis prisideda ir atsiima, ir tada tiesiog gavosi taip, kad pasikeičia greitis. Tai toksai va. Tai ir iš tos programavimo dalies tiek. Nežinau, sekantis žingsnis manęs dar būtų įdomu jungti tos mėlynus ir padaryti, kad jie kaip nors, kai susiduria su rožiniu, kad tada atsirastų pilkas ir tada būtų pilna ekosistema, kuri gali funkcionuoti. Tai va, ir nežinau, ir kelios išvados, kad tikrai labai patogus ir labai lengvai perprantamas dalykas, kadangi
neužtrunka daug laiko suprasti pagrindinius metodus. Iš esmės paminėjus tuos pagrindinius dalykus, kuriuos paminėjau, tai iš tų elementų ir galima sukurti daugumą paprastų dalykų ir spandant šitus dalykus, po to galima pačiam eksperimentuoti visiškai viską daryti. Tai va tiek. Jeigu yra rašančių. Sveiki, aš esu Linas Malakys iš fizikos fakulteto ir šiandien jums papasakosiu apie savo sekmadieninį pabandymą pasigerinti savo gyvenimą rašant papavinį. Tai apie lazerių indukuotų pažeidimų detektavimą naudojant scikit-image ir scikit-learn. Tai visų pirma, turbūt nelabai žinot, kas yra tie lazerių indukuoti pažeidimai. Apačioje matote optinius elementus. Tai bet kokį optinį elementą, tokį kaip poliarizatorių ar veidrodį, eksponavus labai stipria lazerinė spinduliuotė, jis yra pažeidžiamas. Kaip matome, čia yra vienas iš tų pažeidimų. Jie dažniausiai kyla dėl kažkokių tai defektų. Ir matome, kad tai buvo fokusuota spinduliuotė, nes jo diametras yra tik apie 200 mikrometrų. Priminsiu, kad žmogaus plaukas yra apie 100 mikrometrų. Tad notavimo sistema yra maždaug tokia. Turime lazerį, tada pleištą, kuris iš esmės yra paprastas stiklo gabaliukas, kuris atspindi apie 5-4% lazerinės spinduliuotės į energijos fotodiodą. Ir taip, kadangi šitas spindulys yra proporcingas šitam, žinodami energijos fotodiodo rodmenis galime žinoti galutinį lazerio spindulio energiją. Spindulio eksponuojame vandenį ir jeigu jisai pasižydžia, vyksta sklaida, nes, kaip manote, nuo tokio daikto sklaida vyksta daug geriau negu nuo tolygaus paviršiaus vandenio. Ta sklaida užfiksuoja sklaidos fotodiodas. Ir baigus matavimą, vandenys yra arba nunešamas inspektuoti prie mikroskopo, arba, kaip dabar esame pasidarę, su savadarbiu mikroskopu yra nufotografuojamas kiekviena eksponuota vieta. Visa motyvacija yra ta, kad kadangi pažeidimas yra tikimybinis vyksmas, reikia labai daug eksponuoti vietų. Ir eksponavimas yra labai ilgas, nuobodus ir varginantis procesas prie mikroskopo, nes eksponuojama 1000 taškų ir vienas taškas, 1000 taškų maždaug turime eksponuoti 1 valandą, taip kad mano bakalauriniam yra apie 16 vandenių, taip kad išeitų čia 16 darbo dienų. Tai gana didelės sąnaudos. Dėl to šitas automatizavimas man leistų padidinti taškų kiekį ant bandinio, reiškia padidėtų tikslumas bei leistų pagreitinti inspektavimo procesą. Dabar persijungsiu į nauką. Tai čia yra nuotraukų apdirbimas su scikit-image. Iš pradžių nuskaitome nuotrauką, tai yra importuojame input-output modulį, nuskaitome nuotrauką ir su šou jį parodome, tai labai patogu, nes tik su 2 minutėm galime parodyti funkciją. Kaip matome, čia yra pažeidimas, jau netoksiškus, kaip ten matėme, tačiau jisai yra visas, mikroskopas yra purvinas ir matome daug visokių šiukšlių. Kadangi man nereikia spalvinės medžiagos, tai aš tiesiog persiverčiau paveiksliuką į RGB. Scikit-image turi savo funkciją iš color modulio, kuri vadinasi color RGB to grey, tačiau jinai, kaip čia parodžiau, kai konvertuoja, jinai naudoja tokį normavimą, man atrodo, dėl to, kad žmogus geriau suvokia žalią spalvą, dėl to jos suma daugiau, kad konvertavus į grayscale mums paveiksliuko medžiaga išliktų tokia pati. Man to nereikėjo, tai aš tiesiog visus 3 kanalus sudėjau ir padarinau iš 3. Tiesiog rodžiu, kad yra tokia galimybė, kad visas tas šiukšlės pašalinčiau, aš nusiskaičiau foninę nuotrauką, tai tiesiog vieta, kur nebuvo jokio pažeidimo. Ir jie atėmus iš originalios nuotraukos matome,
tikrai gerą pagerėjimą, tiesiog dideli triukšmai yra, juos galima pašalinti su Edge Preserving filtru, kuris yra iš Scikit Image Filter dienos bilateral. Jis atsižvelgia ne tik tai į artimų pikselių spalvą, bet ir ne tik tai į artimų pikselių atstumą nuo savęs, bet ir į spalvą, todėl jisai leidžia išsaugoti net ir tokių mažų objektų matmenis. Atidėję šitą paveiksliuko histogramą, matome, kad fonas labai gerai matomas tokia gausinė forma. Ir beje, dar paminėsiu, kad Scikit Image Exposure histograma yra daug patogesnė naudojama negu NumPy histograma, nes jinai duoda binsų centrinės reikšmės, o ne kraštinės, tai kas naudoja tam panešiu. Ir šitą histogramą aš pabandžiau prifitinti Gaussu, tai čia naudojau SciPy Optimize, tai matome visai gerai prilipo. Ir su tokia paprasta funkcija pašalinu tiesiog visus pikselius, kurie patenka į po šitų Gaussų, po 6 sigma į kiekvieną pusę ir gaunu iš tokį paveiksliuko atsaką. Suskaičiavęs baltus pikselius, gaunu tiesiog tokią kvantitatyvų rodiklį, tai nuotraukos atsaką, kuris šiuo atveju yra 529 pikseliai. Ir kad šitą dalyką automatizuočiau, nes nuotraukų yra keli tūkstančiai, 4 šiuo atveju, tai tiesiog visą tą, ką rodžiau notebook'e, įsirašiau į šitą funkciją ir naudodamas multiprocessingą ir ITER tools padariau, kad veiktų ant 4 procesorių. Tas pagreitino bent jau 3 kartus visų nuotraukų apdirbimą. Ir man patiko, nes tai labai paprasta, tiesiog susikuriam poolą, iš šitą nurodome procesorių skaičių ir sumepinam savo funkciją tam tikrais chunk sizes į rezultatą ir automatiškai skaičiuoja visus rezultatus. Chunk sizes, tai jį reiktų parinkti tokį, kad jis nebūtų per mažas, nes bus labai didelis kreipimosi į tą mapą overheadas, bet ne per didelis, kad išloštume ant pagreitėjimų. Tai va čia yra keli variantai tų pažeidimų, nes pažeidimai labai skiriasi ir reikia, kad veiktų ant visų. Kaip tik matome, gerai veikia. Čia aptinka, kai iš viso yra nepažeista, tačiau aptinka ir labai didelis. Ir čia toks vienas patarimas dėl Scikit Image, visada žinokite, kokio formato jūsų paveiksliukas yra, nes Scikit Image funkcijos, kaip jie sako, dėl efektyvumo priema bet kokį formatą, tačiau atiduoda tokį, koks jam patinka. Tai labai daug laiko sugaišau, kol sudėliau visus tos formatus, nes tu paduodi funkcijai vienus duomenis, jinai jos visai iškraipia. Tai čia yra vieno iš bandinukų tų 3 parametrų - energijos diodo, spaudos diodo ir nuotraukos atsako pjūviai. Kaip matome, idealiu atveju tai būtų tiesas, jeigu nebūtų tik kaimyninis veiksmas. Tačiau parodysiu, kad didėjant energijai ir didėjant nuotraukos atsakui šiti defektai turėtų būti pažeisti. Didėjant energijai ir sklaidai šitie taip pat turėtų būti pažeisti. Ir didėjant nuotraukos atsakui ir sklaidai taip pat turėtų būti pažeisti. Tai visa dešinioji viršutinė pusė turėtų būti pažeista. Šios duomenys aš bandžiau dirbti su Scikit Variant Classification algoritmais. Ten yra ir daugiau ne tik klasifikacijos, tačiau man užteko tik jos. Ir čia yra 3 eilutės, kurių beje labai trūksta dokumentacijoje, nes jos labai gerai viską paaiškina. Ir nėra tokių, kaip jeigu žiūriu pavyzdžius, tai dažnai būna pusė, pavyzdžiui, paveiksliuko spausdinimų. Tai iš pradžių susikuriam tiesiog klasifikatoriaus objektą, jį naudojam, kad prifitintume apmokymų duomenis ir naudodami tą prifitinimą tiesiog skaičiuojame prediction naujų duomenų. Datų duomenys, tai ir training data ir new data yra dvimatė matrica, kurios eilutės yra samples, tai mano atveju yra eksponuoti taškai, o features yra tuos apibūdinantys
objektai, tai šiuo atveju sklaidos atsakas, energijos atsakas ir nuotraukos atsakas. Targeted prediction tiesiog yra vienmatis masyvas su klasių identifikatoriais, tai mano atveju yra arba pažįstas taskas, arba nepažįstas taskas. Dėl scikit-learn taip pat yra du hintai. Šitas, gerai būtų, kad kiekviena biblioteka turėtų tokį didžiulį cheat sheetą, kur pradėję nuo pradžios galite tiesiog atsakinėdami į klausimus susirasti, kokį metodą jums reikia. Ir aš nukeliavau už tai iki tiesinio. Kai keliausit, tik neatsidurkite į tough luck, nes čia reiškia, kad jie tavo neturi ką pasiūlyti. Ir taip pat, kadangi atsidūriau klasifikacijos tokiam dideliam pogrupį, reikėjo surinkti klasifikacinius metodus, yra vienas labai geras egzamplas, visų daugumos klasifikatorių palyginimas 3 skirtingiem duomenų tipams. Aš jį taip pat naudojau, kad išsirinkčiau savo tinkamus. Tai savo duomenis aš apmokiau pagal tokią sąlygą. Nustačiau, kad eksponuota vieta bus pažįsta, jeigu nuotraukos atsakas viršys tam tikrą pasirinktą ribą, tai yra pikselių skaičių. Ir jeigu viršys tam tikrą sklaidos signalo ribą, tai yra triukšmų lygiai. Ir iš kur gauti tas vertes, tai nuotraukos atsaką nustačiau, kad tai yra 500 pikselių, tai tiesiog eksperimentinis dalykas, nes slenkstis visada yra žinomas ir galima pasitikrinti. Triukšmų lygis taip pat buvo 50 mV, irgi žinomas dydis, pagaunamas iš karto eksperimentų. Tai čia yra mano apmokymui skirti duomenys. Ir kaip matome, kaip ir sakiau, visa viršutinė dešinioji dalis yra pažįsta, apatinė ne. Ir aš naudosiu klasifikavimui būtent vidurinį grafiką, nes dabar nepaaiškinsiu, nes daugiau užtrunka, bet iš patirties žinoma, kad šitas grafikas turėtų daug geriau atsiskirti į 2 grupės negu aniedų. Ir panaudojau 2 klasifikatorius, tai yra tiesinį ir kvadratinį, nes jie man geriausiai tiko. Matote, čia yra jų atsako funkcijos, tai kuo raudonesni taškai, tuo labiau tikėtina, kad tas eksponuota vieta bus pažįsta. Ir tai yra mano rezultatai. Čia yra iš tiesinio klasifikatorius, iš kvadratinio, ir tai yra tikri duomenys su inspektuotu bandinio, kad galėčiau palyginti su šitais 2 metodais. Ir kaip matome, tiesinis pasirodė geriau negu kvadratinis, bet kad ir 90, kad skirtumas nėra toks didelis, matome, kad logiškai labiau tinka tiesinis, tiesiog nes jisai šitoje vietoje geriau veikia, o kvadratinis, kadangi brėžia va tokį parabolę apverstą, jisai tiesiog iš idėjos nelabai tinka ir geriau būtų naudoti tiesinį. Tai išvados, kad pavyko automatizuoti inspektavimo procesą ir pasiekti gana neblogą tikslumą, ir tinkamesnis klasifikatorius buvo tiesinis, ir kad dar reikėtų patobulinti apmokymo sąlygas, kad galėčiau pasiekti didesnį inspektavimo tikslumą su tiesiniu klasifikatoriu. Tai ačiū uždėmesi. Tai čia bakalaurinio darbo, visas bakalaurinis darbas? Ne, čia iš vis tokia maža dalelė, kuri nereikšminga. Ne, iš esmės čia tiesiog toks dalykas, kaip ir sakau, nes mes matuojam bandinius ir tiesiog tas inspektavimas labai daug užima laiko ir nusprendžiu per šį savaitgalį pabandyti tą pagrindinį darbą visą. Dar kas nors norės pristatinėt? Nekėsiu.